Gynybos obligacijos. Koks naujas etapas prasideda? Apie tai šiandien pakalbėsime su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Sveiki. Sveiki. Nuo šiandien bus galima įsigyti gynybos obligacijos ilgesnės emisijos. Kokios yra naujienos pagrindinės nuo pusės metų iki 2-3? Kokias pagrindinės žinutės šiandien turite? Tai šiandien pagrindinė žinutė yra ta, kad pradedam platinti obligacijas po visų įstatymo pakeitimų, kuriuos atlikome šioje pavasario sesijoje. Tai žinoma, kaip jūs ir minėjote, atsiranda skirtingos trukmės, tai yra pusės metų, 2 metų ir 3 metų. Ir taip pat yra panaikintas palūkanų limitas, kuris anksčiau buvo 2%. Dabar reiškia, palūkanos gali būti didesnės, jeigu tokias diktuoja rinkos sąlygos. Tai atsižvelgiant į šiuo metu rinkos sąlygas ir į tai, už kiek skolinasi valstybė rinkoje, tai dabar yra nustatytos naujos palūkanos su gynybos obligacijom, tai pusės metų ir metų trukmės obligacijos bus platinamos su 2,4% metinių palūkanų, 2 metų su 2,5% metinių palūkanų ir 2,6% 3 metų trukmės obligacijom. Ir emisija bus nuolatinė, tai yra bet kada įsijungia kompiuterį, įsijungia savo Svedo arba Sebo bankininkystę elektroninę, galėsite kelių mygtukų paspaudimais labai paprastai įsigyti labai paprastą ir patogų taupimo instrumentą. Palūkanos bus šiek tiek didesnės, kaip jau ir minėjo, tos lubos buvo 2%, dabar šiek tiek didesnės yra palūkanos. Ar dabartinė grąža kompensuos infliaciją? Na, infliacija prognozuojama, kad šiais metais bus šiek tiek didesnė, tai pilnai infliacijos nesukompensuos, bet ir reikia suprasti, kad bet kokios investicijos pajamingumas priklauso nuo jos rizikos. Kadangi gynybos obligacijos yra visiškai saugios, tai yra valstybės skolinimasis, valstybės lakštai skoliniai, tai ir grąža yra šiek tiek mažesnė, negu investuojant į kažkokius rizikingesnius vertybinius popierius, kaip pavyzdžiui akcijas. Jau čia daug dalykų pasakėt ir gal pradėkime nuo to labai visiškai saugios. Taip. Dabar yra tikrai viešoje erdvėje, galime išgirsti nemažai tokių diskusijų, kad ar krizė artėja, galbūt jau krizė artėja, gal kažkokie krizės ženklai yra ir panašių dalykų mes tikrai girdim ir jūs tikrai girdit. Tai ar gali tikrai užtvirtinti, kad čia yra visiškai saugu, o kas jeigu mes tikrai turėsime krizę, kas tada? Valstybės obligacijos yra visiškai saugios, nes tai yra atspindi valstybė. Tas pats, kas valstybė skolinasi, tai yra valstybės patikimumas. Mūsų reitingas, kaip žinote, buvo netgi pagerintas visai neseniai iš A į A+, tai ir parodo, kad valstybė yra patikima, ekonomika valdoma kokybiškai ir tas reiškia, kad gynybos obligacijos yra absoliučiai saugus instrumentas. Ir anksčiau, nes jau nuo 2024 gynybos obligacijos yra ir jos yra vadinamos tokios, patriotinių dalykų. Nelabai tu ten užsidirbsi, saugu, taip, kažkiek galbūt ten paauga, ne taip, kad stalčiui gulėtų ir tiesiog ar nenuvertėtų, bet toks patriotinis dalykas. Ar dabar su truputėliu daugiau palūkanų, ar galima sakyti, kad kažkaip yra žengiama iš to tiesiog patriotiškumo, ar vis tiek mes liekam tame patriotiškumo lygmenyje? Ta patriotiškumo motyvas, aš manau, kad išliks visada su šitom obligacijom, net jeigu ir palūkanos būtų dar aukštesnės, vis tiek tie pinigai būtų skolinamasi mūsų gynybai. Tai reiškia, kad tai bet kokiu atveju tai yra patriotiškumas yra svarbi dedamoji šito instrumento. Dėl didesnių palūkanų, kaip ir šnekėjom, tai taip didina patrauklumą, bet čia jau viskas atsiremia į investuotojo apetitą rizikai ir tie, kas nori minimalios rizikos ar jokios rizikos, tai be abejo valstybių leidžiami vertybiniai popieriai yra, tame tarpe ir gynybos obligacijos yra pats saugiausias instrumentas. Jeigu mes kalbam apie patriotiškumą, tai visur, kur prisideda ar gyventojai, fiziniai asmenės, ar verslas, turbūt norėtų matyti kažkokį rezultatą. Žinot, matyt kažkokius, nežinau, ar skaičius, ar duomenės, arba dar kažką. Ar gali žmonės matyti kažkokį rezultatą, ar jie tiesiog prisideda, ir širdį kažkur jiems yra lengviau? Ne, tai be abejo, kad galima matyti, tai visi jau žino, kad gynybai skiriami yra rekordinės pinigų sumos, daugiau negu 5% nuo mūsų bendrojo vidaus produkto, iš gynybos obligacijų pajamos krenta į gynybos fondą. Didžioji liūto dalis gynybos fondo eina būtent nacionalinės divizijos vystymui.
infrastruktūros reikalingos vokiečių karių priėmimui, vystymui, privažiavimo kelių prie poligonų vystymui. Na, tai yra absoliučiai karinės išlaidos ir tikrai tikiu, kad Krašto apsaugos ministerija dar detaliau galėtų pasakyti, kur tie pinigai skiriami kam, bet tai yra grinai karinis pajėgumas. Tos gynybos obligacijos turbūt tikrai nėra tas instrumentas investuotojams, kurie nori užsidirbti. Nes tų įrankių turbūt, kur užsidirbti ir tikėtis didesnės gražos tikrai galima rasti, nes jau kaip ir sakėt, čia tokia minimali, didesnė dabar, bet tai nėra kažkokia didelė. Bet mes dabar turim tokią unikalią situaciją Lietuvoje. Žmonės turi pinigų. Dalį tų pinigų, aš kalbu apie pensijų pinigus, dalį tų pinigų, kurie išsiėmė, dalis žmonių tikrai išleido televizoriams, išmaniesiems laikrodžiams, kelionėms ir panašiai, mes jau tą girdėjom visur žiniasklaidoje apie tai kalbėta. Ar tikitės, kad šitas instrumentas gynybos obligacijos gali būti patrauklus dalykas tiems, kurie išsiėmė savo pensijų pinigus? Anksčiau būčiau sakęs, kad ne, bet po šitų pakeitimų aš manau, kad tam tikrais atvejais galėtų būti tikrai taip. Nes yra sutrumpintos trukmės obligacijos 6 mėnesių. Ir jeigu žmogus yra išsiėmęs pinigus dėl kažkokių tai priežasčių, nepasitikė fondais ar nori kitur investuoti, tai tas pusė metų nėra toks kritinis laikotarpis, tikrai galima suinvestuoti tas gynybos obligacijas, kol bus jau tas sugalvota, jau ta pagrindinė strategija, kas su tais pinigais bus daroma. Tai yra tam tikri atvejai, be abejo, generalizuoti čia turbūt neišeina, tikrai išsiemant iš fondo, kur gražos yra apie 6%, tai investuoti paskui kitus vertybinius popierius, kurių pajamingumas mažesnis, tai būtų keista strategija, bet toks kaip laikinas tam tikroje situacijoje, tam tikram trumpame laike, pusės metų, tai manau, kad visai gali būti racionalu kai kada. Jūs kaip finansų ministras patarėt kažkam investuoti tik pusę metų? Nes investavimas yra tas dalykas, kur tu turi taip pasiryžti ir pasidėti ir suprasti ir įprasti. Pusę metų yra per mažas laikas. Aš tikrai patariu, nes jeigu kažkas tai niekada anksčiau nėra investavęs, tai yra tikrai labai geras instrumentas pradžiai pradėti. Pati minimali suma, su kuria gali pradėti investuoti, yra 100 eurų. Tai iš ties manau, kad gali labai daug žmonių savo leisti tai pabandyti. Ir labai paprasta elektroninėse bankininkystėse minėtų bankų tas investavimas į gynybos obligacijas yra lengvai surandamas, lengvai prieinamas ir vos kelių mygtukų paspaudimų tą galima padaryti. Čia turbūt nereikia tikėtis uždarbę, reikia tikėtis, kad pasidėjau saugiai pinigus, kurias pasimsiu po pusės metų ir nevadinti gal to net ir investavimu. Kodėl? 2,4 palūkanos jos yra didesnės negu banko indėlių palūkanos, tai aš nesakyčiau, kad čia jau toksai visiškai nėra tos gražos, jinai priklausomai nuo rizikos. Jeigu norite didelės gražos, tai net ir tos pačios obligacijos, tik jau čia nebe apie gynybos obligacijas šnekam, bet įmonės leidžia obligacijas ir kuo rizika didesnė, tuo palūkanų norma didesnė. Čia prisiminkim, kad rizikos nėra ir padėti kažkokią sumą pusei metų ir paskui atgauti dar šiek tiek palūkanų, 2,4%, man atrodo, kad tas visai toksai racionalus būtų. Kaip jau ir sakiau, šiandien nuo 2024 galima įsigyti gynybos obligacijų, tai nėra naujas projektas, tai yra naujas etapas dabar. Ar galite vadinti šitą apskritai, tą gynybos obligacijų, kaip projektą pavadinkim, sėkmingų, naudingų dalykų? Taip, be jokios abejonės, tai yra naudingas ir sėkmingas projektas. Per visą laikotarpį apie 350 milijonų yra surinkta per šitą pasiskolinta Lietuvos rinkoje, tai be abejo suma mūsų bendram kontekste nėra didelė, bet niekad ir nebuvo ten lūkesčio, kad žmonės suneš didžiąją dalį mūsų skolinimosi poreikio per šitą instrumentą, bet tiek, kiek iš jo galima buvo išspausti, aš manau, kad su dabartiniais pakeitimais mes tikrai padarėm nemažai ir dabar, aišku, galima pagalvoti, ką čia dar galima būtų padaryti, kad patrauklumas būtų dar didesnis, bet manau, kad jau dabar, kur esam, tai pakankamai lankstus ir patogus instrumentas tam tikrais atvejais. Žinoma, patriotiškumo elementas išlieka. Skaičius, matau, puikiai atsimena, tai pasakykit, kiek žmonės ir užsidirbo, nes ir investavo ar ne savo lėšų, bet ir pat užsidirbo. Dabar jau yra išpirktos beros 6 ar 7 emisijos ir apie 400 tūkstančių ar 500 tūkstančių eurų jau palūkanų yra sumokėta Lietuvoje, lietuviams.
kažkur jau panaudota gal. Fiziniai asmenys, verslai, kam tai yra patrauklus dalykas? Čia visada būdavo, kad fiziniai asmenys labiau domis ir daugiau perka, bet kadangi jau vasario mėnesį pradėjom ten tą šiek tiek plėsti tą obligacijų, tokį kaip, plėsti tą, daryti lankstesnėm, jas labiau prieinamam, matom, kad juridiniai asmenys irgi domis ir dabar sudaro apie 30% nuo visų įsigijamų kiekių yra įmonės. Ar fiziniai asmenys didelės sumas investuoja gynybos obligacijas? Ar vis dėlto, kaip jūs minėjote, tas minimalus 100 eurų, ar tai yra ta patraukli suma, ar mes galime matyti didesnių sumų? Aš dabar taip tiksliai neatsakysiu, bet manau, kad tai tikrai daugiau negu 100 eurų dažniausiai investuojama, bet tai be abejo nebus labai didelės sumos. Tai tokie vidutiniai investuotojai, dažniausiai vedami patriotinio to motyvo, tikrai gali tenai šiek tiek suinvestuoti ir saugiai palaikyti tuos pinigus. Jūs pats negalit investuoti, negalit to daryti, negalit prisidėti jūsų aplinkoje. Ar girdit, ar matot, kad žmonės noriai tai daro? Galbūt klausia jūsų, galbūt klausia patarimo, ar verta, galbūt klausia, kaip ten ką padaryti, kažkokią ten žingsnį, ar sudėtinga, nesudėtinga. Ar girdit aplinkoje, kad tai yra toksai žinomas įrankis? Yra šnekama aplinkoje, žinau, kad ir yra kas investuoja, tai vienas iš tokių gerai, teigiamai matomų instrumentų, kur, aišku, tai nėra kažkoks tai pagrindinis instrumentas investicijom, bet kaip toksai vienas iš tokių nišinių, tai jis tikrai yra ganėtinai patrauklus. Ir vis kalbat apie tai taip, kad tai nėra tas vieta užsidirbti, bet tai yra galbūt toksai saugumo labiau garantas ir galbūt, nežinau, jūs man pritarsite ar ne, galbūt netgi geriau negu nusipirkti išmanų laikrodį atsiėmus pensijų pinigus, yra galbūt geriau čia įdėti. Manau, kad čia nesulyginami dalykai, žinote, ten, jeigu nusprendi išleisti vartojimui tuos pinigus, tai matyt, turi kažkokių motyvų, tai tas vartojimas irgi vartojimui nelygų. Tai, ką jūs sakote, ten kelionės į Turkiją, iPhone'as, išmanusis laikrodis yra viena, bet yra ir kažkokios sveikatinimo paslaugos, galbūt labai kažkokie tai rimti dalykai, kaip ten, kažkokie tai dantų atstatymai ir kažkas, tai kad žmogui tikrai, tai tikrai labai svarbu ir naudinga. Tai aš taip irgi nesimčiau smerkti, žinoma, perkant naujausią telefoną, tikrai reiktų pagalvoti, ar tikrai jo taip reikia. Jūs dabar turit visą eterį, galit kreiptis į tos žmonės, kurie tikrai kažkokiam smulkmėm arba kažkokia tikrai tokia laikino gyvenimo pasigerinimo dalykam išleido pensijų sukauptas lėšas. Galit kažką perduot, galit kažką patarti, galit kažką jiems pasakyti. Žinokit, aš tikrai visada sakydavau, kai turėdavau progą, kad tiesiog neskubėti to sprendimo priimti. Tie, kas nusipirko, tai tikrai tikiuosi, kad pasinaudosite šio laikiniai išmanieji renginiai. Tikrai turi daug nuostabių funkcijų ir tikiuosi, kad visas jas išbandysite. Bet tie, kurie dar sprendimo nepadarė, tai tikrai linkėčiau neskubėti ir tikrai pasižiūrėti, net jeigu dabar tie pinigai pas jūs sąskaitoje guli ir galbūt dabar svarstote, kas tai galėtų būti, tai pusmečio atidėti tą sprendimą, nusipirkant gynybos obligacijas, tai yra tikrai neblogas sprendimas. Štai ir nuskambėjo reklaminis pranešimas apie gynybos obligacijas. Šiandien mes kalbam apie tą naują etapą, ilgesnių dalykų. Ką dar galima tikėtis ateitie, kokių, ar yra svarstoma, ar kažkokią ribą galima uždėti ir pasakyti, kad kažkada tai baigsis ir mes nebeturėsime gynybos obligacijų? Ne, kol kas apie ribą tikrai negalvojame. Vis dėlto jos yra surištos su valstybės skolinimosi kaina, tai turint omeny, kad gynybos obligacijos mums kaip iš finansų ministerijos pusės yra ganėtinai brangus instrumentas aptarnavimui, tai dėl to ta palūkanų norma šiek tiek žemesnė negu mums skolinantis rinkoje, bet tai tiesiog mums tiek kainuoja. Tai mes įsiskaičiavę esam savo įsikalkuliavę rizikas, tai kažkokio limito šiandien nėra ir jisai nėra svarstomas. Tikrai jos dabar yra obligacijos, kiek pavyks pritraukti pinigų, tiek mes būsime patenkinti, kuo daugiau žmonės investuos, tuo labiau būsime patenkinti ir apie limitus nesvarstom kol kas. Kiek brangus tas aptarnavimas? Pasakėt, kad yra labai brangus, tai kodėl tai yra brangu, kiek tai yra brangu, koks tai yra mechanizmas? Aš jums čia labai tiksliai dabar šitų skaičių nepateiksiu, bet kadangi tai yra mažmeninis instrumentas, yra platinama per banką, tai susidaro tie kaštai tam tikri.
Ir dabar kalbant, vis tiek tai yra raginimas labiau fiziniams asmenims, ar kaip ir sakėt, verslai vis labiau kažkaip patraukliau žiūri į tai. Tai ko labiau norėtumėt? Į ką dabar labiau matytumėt tą tokį portretą, jeigu nupieštumėt tą investuojančią gynybos obligacijas, koksai tai yra? 70% yra fiziniai asmenys, tai tikimės, kad jiems bus tas patrauklu. Na, tikrai neskirstome taip. Aišku, noris, kad bet kas prisidėtų prie to, tiek įmonės, tiek gyventojai ir tie visi lankstumo kriterijai, tos charakteristikos papildomos, na, tikimės pritraukti. Tikrai neišskirčiau, ar žmogus, ar įmonė, tai investuoti gali tik vienas, tiek kitas. Vis tiek siūlydami kažkokį produktą, turbūt galim taip sakyti, ar pavadinti, jeigu galima apibrėžti, kiekvienas, tas, kuris siūlo produktą, apsibrėžia kažkokį tą savo kliento portretą. Tai galvodami apie gynybos obligacijas, vis tiek turėjote įsivaizduoti, koks tai galėtų būti žmogus, kuris norėtų prisidėti prie gynybos. Ar tai yra vis tiek bendrai kreipiamas į visą Lietuvą? Na, tai iki šiol be abejo, kad pagrindinė dedamoji būdavo tas patriotiškumo motyvas. Dabar vis dėlto jau atsiranda tie didesni pajamingumai, atsiranda ir skirtingos trukmės. Tai tikrai manau, kad apie kai kurias obligacijas tikrai pagalvos ir jau profesionalūs investuotojai, galbūt sudominsim ir juos. Na ir šiaip tai žmonės visada norėjo labai saugaus tokio instrumento, kur galima laikyti pinigus. Tai manau, kad šitos obligacijos tai ir yra toks instrumentas. Galbūt jisai tik tai apriboja tą laikę, nes jeigu atsiemi anksčiau nesulaukęs išpirkimo, tai tu pinigus savo atsiemi, bet negauni tos išmokėtos dalies, to prieaugio, tų palūkanų negauni. Bet manau, kad dabar tikrai ratas turėtų būti platesnis tų žmonių, kurie investuos ir jau kai kurie gali netgi tokius investicinius sprendimus profesionalesnius priimantis, galbūt šitas obligacijas apsvarstyti. Kalbant apie investavimą, nesvarbu kokį, visą laiką reikia mums kelis kartus eterę paminėti, kad žino tą frazę, investavimas yra susijęs su rizikomis ir kiekvienas investuojantis turi jas prisimti. Kalbant apie gynybos obligacijas, jūs užtikrintai sakot, kad jokių čia rizikų nėra ir viskas čia yra labai saugu. Ar pasakytumėt tą frazę, ar irgi ar taip pat sakytumėt, kad viskas yra tikrai labai saugu ir saugiai viskas yra padaryta ir tikrai neturėsim tokių žemės drebėjimų Lietuvoje artimiausių metų, kad čia kažkokia rizika galėtų iškilti? Na, aš esu 99,9% tikras, kad tai yra saugus instrumentas ir tikrai galima patikėti ten. Tai yra valstybės, investavimas į savo valstybę. Tai tikrai nieko jau saugiau surasti neįmanoma. Kalbant apie šitas obligacijas, galbūt finansų ministerijai reikėtų kartu taip pat paraleliai edukuoti žmonės ir apie investavimą. Pastaruoju metu tikrai labai daug yra apie tai kalbama, apie mikroinvestavimą, apie visokius įrankius, apie galimybės ir panašiai. Ypač daug komunikacijos turėjom pernai metų pabaigoje, tokia banga prasidėjo, nes jau kai žinau, kad žmonės atsims pinigų ir tai čia buvo daug visokių reklamų, nuo išmaniųjų laikrodžių iki investavimo. Ar nereikėtų irgi taip pat edukuoti visuomenę ir apie tą investavimą, nes tai daugeliui tikrai atrodo naujas dalykas, galbūt kažkas ir norėtų prisidėti, bet jis tiesiog nežino, kas tai yra per dalykas, su kuo tai valgoma, kaip tai padaryti ir atrodo kartais truputėlį, kai tu nežinai, tau atrodo baisu. Na taip, tai šitam kontekste dabar, kai yra atsimami tie pinigai, tikrai tų šnekų apie investavimą yra daug ir kuo daugiau, tuo geriau. Žmonės, aš manau, kad, aišku, yra dalis žmonių, kurie pasiema, žino, kam išleis ir išleidžia, tai jie nesvarsto, bet tikrai yra daug žmonių, kurie svarsto, galvoja ir mes nemažai šnekam apie tai, ir dabar sėdėdami, tai manau, kad šitos reformos tokia tikrai geroji pusė, kad apie investavimą šnekama ir domimas tikrai yra daugiau. Kaip manot, kiek lietuviai išmano apie investavimą, nes kai mes daugiau žinosim apie investavimą ir apie panašius finansinius dalykus, galbūt paprasčiau ir lengviau bus ateiti ir tų gynybos obligacijų įsigyti, aš apie tai kalbu. Na, aš manau, kad išmano apie investavimą. Na, taip dar sutapo, kad čia per pastaruosius dešimtmečius ta pati geriausia investicija buvo nekilnojamas turtas. Nu, taip tiesiog sutapo, kad Lietuvos ekonomika ir pragyvenimo lygis augo labai greitai, kaip ir tuo pačiu augo ir nekilnojamo turto kainos. Tai tą nekilnojamą turtą mes tikrai visi labai mėgstam kaip investiciją, bet dabar jau tas augimas mūsų, kai mes jau priartėjom prie tų
vakarų Europos tų šalių jau esam šiek tiek priartėję, jau netokia didelė ta skirtis, be abejo, kad tokio augimo jau nebebus ir dabar investuojantis į nekilnojamą turtą jau rizikuoja daugiau negu tie, kurie investavo prieš 10 ar 20 metų. Ir šitam kontekste investavimas į finansinius instrumentus darosi labiau patrauklus. Turėtų ir labiau intriguoti, daugiau tokių įdomių dalykų tenai galima rasti. Ir aš manau, kad žmonės tikrai atkreips į tai dėmesį ir pradės tai daugiau daryti. Juo labiau, kad dabar yra tas tikrai didelis pinigų atsiėmimas ir tikiu, kad didelė dalis žmonių dar nėra 100% apsisprendę, kur tuos pinigus išleis, kuriuos jau atsiėmė. Galėtumėt pasakyti, ar tai yra paprasta, ką reikėtų padaryti? Ar užtenka kažkur per banką prisijungus, kažkur paspausti kelis mygtukus ir investuoti į gynybos obligacijas? Kaip tai yra padaroma? Kur surasti tą informaciją gyventojui, jeigu jis apsispręs tą padaryti? Tai į gynybos obligacijas investuoti iš ties labai paprasta. Tai yra du didieji mūsų bankai, tai yra SEBas ir Svedas, kurie per savo elektroninę bankininkystę siūlo įsigyti šitas obligacijas ir tikrai elektroniniai sistemoje tą padaryti labai lengva. Ten jos yra ganėtinai arti padėtos, matosi gerai ir užtenka kelių mygtuko paspaudimų, kad tą padaryti. Tai tikrai patogus instrumentas yra. Ir viską, ko be paklausiu, visur pasakėt, kad rizikos nėra, viskas yra teigiama, viskas yra gerai, viskas yra saugu, nėra jokių minusų arba kažkokių trūkumų šitoj sistemai. Ar taip nuoširdžiai nematot jokių trūkumų, jokių dalykų, ką būtų galima dar pataisyti, ką būtų galima dar pasiūlyti ir kaip būtų galima patobulinti visą šitą aparatą? Na tai labai norėtųsi, kad ir kiti komerciniai bankai prisidėtų prie šito platinimo, šito obligacijų, tai tikrai būtų didelis žingsnis į priekį. Nors ir du didieji dabar tą daro ir dar daro Ryan Securities tokia kompanija, bet yra dar nemažai Lietuvoj bankų, kuriais žmonės naudojasi ir visai būtų puiku ir ten matyti, kad platinama. Kodėl to nedaro? Ar nesusitarėt, ar jūs nesikreipėt ministeriją, ar jie nesutinka, kas vyksta? Dabar platinama per tuos bankus, kurie norėjo tuo užsimti. Na, aš jau ne vienoj laidoj sakiau, kad ir kitus skatinčiau bankus tą daryti. Tai tikrai durys atviros ir labai laukiame. Jūs nesibeldėt? Mes kaip ir pasiūlėm tą platinimą, tai tie, kas atsiliepė, tie atsiliepė, bet norėtųsi žinoma, kad daugiau būtų. Ir visas tas teigiamas kalbėjimas, ar nebijo truputėlį, kad tikrai kažkas paskui nutiks ir tie žmonės nebūtinai visiškai teigiamai ir be rizikos išlips iš tos gynybos obligacijų balos, ar nebijo truputėlį irgi atsakomybės prieš savo žodžius, kad viskas visada taip yra gerai? Ne, tikrai nebijau, tikrai čia sujungta su valstybės patikimumu, tai yra visiškai patikimas instrumentas. Galbūt jeigu perkate ilgesnio termino obligacijas, tai turite žinoti tai, kad jeigu atsimsite anksčiau termino, tai jūs negaunate palūkanų. Bet palūkanos yra sumokamos kiekvienais metais. Tai, pavyzdžiui, nusipirkus 2 metų obligacijas, jūs už pirmus metus obligacijas gaunate po 1 metų. Ir jeigu atsiemate, tarkim, praėjus metam ir pusantrų metų, Taip. tai kai jūs atgausite visą sumą, kurią investavote, iš jos bus išskaičiuotos tos palūkanos, kurias jūs gavote. Tai čia vienintelis toks, kur gali kažkoks nesusipratimas įvykti, bet tai tiesiog nesusipratimas, nes tai nėra kažkokia rizika, tai tiesiog reikia tą žinot, kad obligacijos tai veikia. Jeigu tai yra ilgiau negu metų, jūs palūkanas gaunate kas metus, tačiau atsiėmus anksčiau termino, su obligacijom taip jau yra, kad atgaunate visą investuotą sumą, bet jokių palūkanų negaunate. Tai jeigu palūkanas už pirmus metus jums įkrito į sąskaitą, tai kai jums į sąskaitą įkris jūsų investuota suma, iš jos bus išimtos tos palūkanos. Na, jūs savo sąskaitui turėsite tiek, kiek investavote, ne daugiau. Tai čia nėra kažkoks nesusipratimas, čia tiesiog yra toks... Čia toks niuansas, kurį reiktų žinoti, galvojant investuoti ilgesniam laikotarpiu, kad nebūtų paskui toks nesusipratimas ir galvojimas, kad atgavote mažiau negu investavote. Taip tikrai nebus. Tai dabar buvo, ką ir pradžioj minėjau, ir jūs kalbėjot, kad buvo iki šiol pusė metų arba metams, dabar galima ir 2 ir 3, kad tas laikotarpis prailgintas, ar tai galvoja, kad bus patrauklesnis gyventojams, ką tik pasakėt, kad tiek laiko jau, kiek jau nuspręsi, nebegalės anksčiau išsimti arba negausi palūkanų. Jo, tai išsimti galima, tik tiesiog, kad išsiėmė anksčiau be palūkanų. Tai ar bus patrauklesnis ilgas laikotarpis žmonėms? Ar daugiau tikite sulaukti noro prisijungti, investuoti į obligacijas? Na, aš manau, kad bus žmonių, kuriems bus patrauklų tai, nes 2,5% tai nėra labai daug, bet tai visiškai saugi investicija. Manau, kad tikrai bus žmonių rastas instrumentas savo pirkėjai ir 2 ir 3 metam.
Ir visiškai pabaigai, matau, kad viskas yra gerai, matau, kad mato tą trūkumą, tik tai, kad neprisijungia tie bankai, kiti komerciniai, ne tik keli pagrindiniai, per kuriuos galima įsigyti. Dar kažkokiu tobulinimu ar yra šitame įrankyje, ar tai yra iš esmės dalykas, kuris yra sukonstruotas gerai, trūksta tik platinimo galimybių? Aš manau, kad tai yra gerai sukonstruotas produktas, turintis savo nišą ir šiuo metu dabar asmeniškai nematau, kur dar galima jį būtų patobulinti. Na, tiesiog nesukurtas tiem, kurie nori didelės rizikos ir didelių gražų. Tai nesukurtas investuotojams, sukurtas pilietiškiams žmonėms. Ar galima? Pilietiškiam investuotojams. Pilietiškiam investuotojams. Tai ne tik investuotojams ir visiems žmonėms, turbūt ne kiekvienas, kuris šiek tiek investuoja. Nu, matote, žmonėsgi pasideda, būna ir tiesiog indėlius pasideda bankuose. Tai ten gražos dar mažesnės yra, bet čia jau graža didesnė yra. Tai, o saugumas toks pat, tai tikrai siūlyčiau pasirinkti šitą. Tai toks ir paraginimas visiškai pabaigai, kad siūlote neapeiti aplinkui. Siūlau neapeiti aplinkui, tikrai įvertinti. Čia nemažai tų pastangų įdėta, kuriant šitą instrumentą ir tikrai norėtųsi pritraukti pinigus mūsų visų saugumui. O bankams ką galite pasakyti? Na, tai bankam tai padėkoti tiem, kurie jau platina ir paskatinti prisidėti tuos, kurie dar neplatina. Ačiū Jums, tikiuosi, kad taip džiugiai ir gyventojai visą tą procesą priims ir taip viskas teisingai, saugiai ir garantuotai ir bus. Mes kalbėjome su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Ačiū Jums. Ačiū. Ir ačiū žiūrovams. Iki.